Sveiki, mėly bičiuliai, Misis Lietuva laidos žiūrovai. Šios dienos šūkis galėtų būti nuotykiai ir dar kartą nuotykiai. Pažiūrėkite, kaip pasiruošė šiai dienai mūsų žaviosios mamytės. Jūs atsivežė savo palaikymo komandą, vaikučius. Dar daugiau palaikančiųjų bus tada, kai mano gražuolės demonstruos savo talentus. Ir dar svarbi informacija. Mėlėjai, artėja finalas. O jame tik tai jūs nuspręsite, kuri iš mano gražuolį taps Misis Publika. Todėl nevėlaukite, prisijunkite prie mūsų tinklaraščio misislietuva.lrytas.lt ir balsuokite už savo favoritės. Tiek žinių, o dabar pirmin į nuotykius! Netrukus laidoje matysite. Kodėl taip skiečiasi? Ekstremalios Misis Lietuva pramogos Druskininkų nuotykių parke. Ta atmosfera, tas vaizdas gražus, tai yra tiesiog nupasaka. Čia rojus. O kaip čia nulipti? O Jėzus, tu baisu. Nugalėtos baimės ir mamyčių skrydis virš Nemuno. Mama. Super. Aš turbūt anam gyvenime buvau Tarzanas. Realybės šou šeimoje netikėta žinia apie nėštumą. Taip išėjo, kad šis realybės šou man padėjo pastoti. Kokius talentus atskleis dalyvės kovodamos dėl titulo Misis Publika. Kartu visi. Neįprasta eisenos pamokėlė. Kaip vandens taurė ant galvos padeda elegancijai. Sulaukiau kritikos dėl užpakalio, kad reikia įtraukti, bet man įmanoma jo įtraukti. Draugių suokalbis ir atstumtųjų dalia. Aš labai bijau. Iš tikrųjų, labai bijau. Mes susirinkom ne Olelė Mamytės daryti, o tai yra vis dėlto projektas Misis Lietuva. Taigi, mano mielosios, turbūt jau supratote, kad šį kartą Dzūkijos miškus atvažiavote ne grybų ir uogų rinkti. Čia jūsų laukia sunki trasa. Ir prieš tai noriu jums pristatyti vieną jūsų naują dalyvę. Ko gero vyriausi, bet tikrai labai žavę medikę Giedrę Gajauskienę. Prašome, sutikite merginas. 45 kaunietė paskutinė televizijos dienoraščio Misis Lietuva naujokė. Lazerinės chirurgijos ypatumus įvaldžiusi dermatovenerologė turi 21 metų dukrą Rūtą ir 15-metį sūnų Kiprą. Būtent vyresnėlė, kaip pati sako, įsūdė mamą į šį projektą. Nekartą dalyvavusi grožio konkursuose, dukra už ją užpildė anketą. Apie tai Giedrė sužinojo tik tada, kai organizatoriai ją pakvietė į atranką. Tikėjau, kad tikrai ten yra trys ir kad jai gerai seksis ir kad žmonės pastebės, ta prasme, ne tik kad pastebės, bet kad sakys, kad gražiai atrodo tokio amžiaus. Aš tai sakau, kad geriau dabar negu tada, kai pensinio pažymėjimas rankose ir jau kai nieko negali padaryti. Manau, gali pavykti, dar tas, metų privalumas yra, tai graži moteris, tai manau, gali pavykti. Kai buvau toje atrankoje, ten tai slapščiausi, stengiausi, galvoju, kad manęs niekas nepamatytų, bet iš sekančios dienos, kai atėjau į darbą, aišku, žmonės laikraščius skaito, vienas daktaras iš karto laikraštį atsinešė, žiūrėkit, visi kolegos, visas personalas, pradedant nuo registratūros ir baigiant daktarais, visi žinojo ir sako, šaunu Giedrė, mes už tave palaikysim. Be abejo, aš džiaugiuosi, kaip mano haremo gėlyną papuošia dar vienas nuostabus žiedas. Bet sakykit, Giedrė, kaip jūs pati galvojate, ar jums lengva bus pritapti prie senbuvių? Manau, kad nebus sunku. Gal pyks, bet gal jų problemas, aš nežinau, bet nematau, dėl ko čia pykti. Čiagi žaidžiame, ar ne? Tai siūlau tada pažaisti, dabar susipažinti su savo draugėmis. Prašom. Tai jaučiuosi, kad aš jau čia su jom pažįstama turbūt mažiausiai porą mėnesių. Nesijaučiu, kad esu naujokė. Tiesiog vardais iš karto visi žino, kaip kas ką. Labai smagu. Šiandien Misis Lietuva dalyvės nusiteikusios kaip niekad džiaugsmingai. Galbūt dėl to, kad iškyla gamtoje ir į filmavimą galėjo pasičiupti vaikus. Kol mamos įveikinės naujas kliūtis, atžalų atrakcijomis rūpinsis rūpestingi Druskininkų nuotykių parko instruktoriai. Kaip nerealiai? Žiūriu jūs ir žaviuosi. Jos ne tik žavios, kilnios ir protingos, bet drąsios, sportiškos ir energingos. Prabilau eilėmis. Pristatau jums, mielosios, šio parko vadovus, instruktorius, alpinistus. Jie ir atskleis jums keletą paslapčių, ką reikia žinoti prieš pradedant šį linksmą kliūčių ruožą. Taigi, prašau. Labadiena, aš instruktorius Tadas.
Labadiena, aš esu instruktorius Vytautas. Ir aš kitas instruktorius Vytautas, gal kaip nors atskirsit pagal ūgį. Mes jūs supažindinsim su visomis parko taisyklėmis, kad jūs jaustumėte saugiai ir praleistumėte tikrai gerai laiką. Ant mūsų visapusiškų Misis Lietuva mamyčių greitai užsegami saugos diržai bei apraišai. Moterys juokiasi, lyg ruoštųsi laipiojimui po kalnus. Tačiau įveikti kliūtis, kurios rengtos 6 metrų aukštyje medžiuose, reikia nemažesnių alpinistinių įgūdžių. Netrukus laidoje matysite. Tada jis nusipirko rytę žalių siūlų, ilgą lenciūgą ir 3 bandeles. Talentas mokėti viską ir neparodyti ničnieko, tai nėra talentas. Gyvenimo knygą skaityk lapsilapą, nestodams, kad kartais į tinginius kliuvęs. Jinai nežinojo nei vieno lietuvių rašytojo, pati turėdama rašytojo pavardę, o šiandien pasirodo jos hobi yra literatūra.